Ką čia Barbarytė grįžus iš mokyklytės valgo? Troškinuką. Nu ir kaip? Labai skanus. Norint turėti geresnį geležies įsisavinimą, kuris yra be galo svarbus mūsų sveikatai, labai gerai vartoti mėsą be pieno produktų, dėl to, kad pieno produktai stabdo geležies įsisavinimą. Daugelis nemėgsta kokosų grietinėlės, nes jinai yra specifinio poskonio, tačiau sojų grietinėlė tikrai patiks jums ir puikus bus pakaitalas vietoj prastos mums grietinėlės. Vištienos krūtinėlę susmulkinkite norimo dydžio gabalėliais, taip pat morkas, cukiniją susmulkinkite kvadratėliais ir nupilkite nuo konservuotų kukurūzų sultis. Taip pat galite naudoti ir kitas turimas daržoves, kaip brokolį, galite dėti porą ir paprikas, tai ką jūs labiausiai mėgstate arba turite savo šaldytuve. Tiesiog krūtinėlę pakepinkite ant aliejaus įkaitintoje keptuvėje, dėkite ciberžolę, česnako granulės, pipirus ir tuomet morkas, cukinijas įpilkite vištienos sultinio, į grietinėlę truputį patroškinkite ir pabaigoje sudėkite konservuotus kukurūzus, galite ir cukinijas dėti pabaigoje kartu su konservuotais kukurūzais, kad jos būtų kuo traškesnės, kad nesuminkštėtų per daug. Patiko receptas, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau receptų. Mano receptai be galo paprasti, greiti, sveiki ir skanus. Įsigyk sveiko maisto gamybos knygą ir turėk 322 receptus savo virtuvėje, kurie patiks kiekvienam.